Sveiki visi, tai šiandien susitikom truputėlį kitoje vietoje neįprastai, ne taip kaip visą laiką mašinoje, tai dabar esam London Grille, nes Gretos gimtadienis, tai nusprendėm simboliškai pavalgyti. Tai aš užsisakiau 3 burgerius vištienos, kad gautų tiesiog tinkamą kiekį baltymų, o Greta paėmė komplektuką su kepta duonytė. Tai susitiksim prie kito valgymo, tiksliau, ne prie kito, tiesiog susitiksim kaip atneš mus valgyt ir pasidalinsim įspūdžiais. Tai keliavo mūsų burgeriai. Tai tikiuosi, iškelį pasimelsim, kad šie burgeriai atneštum geresnių rezultatų šiandien. Eina savo, taip skanu. Tas jausmas, kai nevalgai nieko nesveiko ilgą laiko tarpą ir atsikandi tas pats pirmas kąsnis man toks tobulas. Taip. Na tai parodė, ką padovanojau. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Patinka? Patinka. Action. Tai šis video bus truputėlį kitoks neįprastai, nes nefilmuosiu kaip sportuoju. Nes apskaitai šiaip realiai sportuojant truputėlį nukenčia treniruotė. Tai šiandien noriu pradėti žiūrį gerą treniruotę ir geriau pagalvojau, kad prieš treniruotę geriau truputėlį pakalbėsiu ir paaiškinsiu, kaip geriau yra nuriškėti, numesti riedulą, geriau pasiruošti vasarai, kad geriau savim pasitikėtumėt, tiksliau, kad labiau pasitikėtumėt savim. Ir paprasčiausiai, kuo mažiau numestumėt raumens, o daugiau riebalo. Tai šiaip didžiausia problema yra ta, kad žmonės per daug drastiškai viską daro. Mes nusprendžiau, aš noriu toks laikausi dietos, ten išėmė vos pusę maisto iš to racionų, badavai 2 mėnesį, palūžta ir prisivaloma. Tai tas visas svoris grįžta prie nulį. Bet taip negalima daryti, viską reikia palaipsniui daryti. Tai pavyzdžiui, pirmą savaitę išėmėt vaisius arba apribojat, ir vaisius tik valgot, pavyzdžiui, ryte, tik tais arba po treniruotės. Tada, jeigu prieš miegą valgėt vaisius, tai šito iš vis negali būti. Tada kitas dalykas. Tai pradžiai reikia apriboti angliavandenius. %25, taip? Pavyzdžiui, per dieną ten valgot, tarkim, 200 gramų angliavandenių, tai 25% pamažinat, taip? Ir išskaidot, pavyzdžiui, jeigu valgot 6 kartus, išskaidot po 5 valgymus, ir vienas valgymas prieš miegą yra tiktais baltymai ir sveikieji riebalai. Tai pavyzdžiui, mėsa varškė su riešutų sviestu, lašiša su daržovėm. Supratot, tai va. Po to, po kokių, nežinau, tarkim, 2-3 savaičių, taip? Pastebėt nusvertęs kiekvieną pirmadienį tuščią skrandį, taip? Ir svarbiausia gerti bent 2-3 litrai vandens. Čia vanduo var buteliuką. Tai va, čia vanduo, taip? Gerdami daug vandens apskritai net metant svorį, auginant raumenis, geriau jaustis, daugiau energijos, žodžiu. Tai yra gyvybės šaltinis. Kitas dalykas, tai va, gerdami daugiau vandens, valgydami švariai, po 2-3 savaičių, nuėjame tik 5% angliavandenių. Ir kaip svoris jau nustoja kristi, po savaitės beveik nieks nepakito. Ir svarbiausia, realiai, svarstyklės nėra rodiklis, svarbiausia yra apimtis, tai matuokit apimtis. Paskui, čia būtų pirmas etapas, tada antras etapas, taip? Pridedat kardio. Tai kardio bent 3 kartai per savaitę, taip? Tai būtų, pavyzdžiui, po treniruotės 15 minučių ir užteks, nes būna daug kas. Metu svorį
darysiu kardio ir po valandą dar. Realiai iš to beveik naudos nebus, lieka jaustis, gal pirmą mėnesį kris svoris, po to kūnas adaptuosis prie tos valandos kardio, taip. Po mėnesio nustos kris svoris, tai kad daugiau numestumėt svorį, reikės dar daugiau kardio daryti. O daugiau negu valandą kardio jau net nesveika. Tai va, tai pridedat kardio, pavyzdžiui, 15-20 minučių, taip. Čia kiekvienas yra skirtingas, čia tiesiog šiaip iš savo patirties, patarimas jums, kaip aš darydavau, kaip man geriausiai tai veikia, šiaip kaip savo klientą rekomenduodavau daryti. Trečias etapas, taip. Irgi, nuo šitos, kai buvo pamažinta, taip, jau nuėmėt nuo bendros sumos, pavyzdžiui, pirmą dieną ten buvo, kaip sakiau, 200 gramų, milijonėlį, taip, jau dar 5 procentus, ir tada bus jau 5 procentų nuo šitos sumos, milijonėlį, taip, per pusę, taip. Tai va, čia bus jau trečias etapas, tai va, kol kas darot kardio, tai tais numetą milijonėlis, taip. Ir paskui realiai tas ketvirtas etapas bus, taip. Čiut padidint kardio, irgi po 2, čia viskas kas 2-3 savaitės. Gali būti net ir po pusantros. Reikia stebėti skvapinius, tai va, kad raumens neprarastumėt ir kad riebalus net. Po to pamažinę 5 procentų angliavandenių reikia truputėlį pridėti riebalų. Pavyzdžiui, bent jau, kad kompensuotas kalorijas, kurias dabar nuėmė. Tai va, tai ketvirtas etapas būtų daugiau kardio kas savaitę pridėti, pavyzdžiui, po 5 minutes. Ir jau manau po... Darkim po 2 savaičių. Tai va, tai manau jau po šitiek laikotarpio, taip, darkim, kas 2 savaitės jau darytumėt, tai va, tai po 8 savaičių, jau kaip eitumėt ketvirtą etapą, tiesiog pridėdami minutės, tai turėtumėt tikrai būti jau ryškus ir koks kūno reljefų matytus, ar venus, ar presas, tai tikrai būtų. Irgi nepamiršt, vieną kartą per savaitę darykit vieną cheat day, būtinai ne cheat day, cheat meal. 1-2 cheat mealai per dieną, nes tie, kurie iš viso išima nesveiką maistą, apskritai apriboja, tai tiesiog palūžta. Vienas, kaip tik, cheat mealas, tas nesveiko maisto viena, tas toks patieklas, pica, kebabas, kaip tik dar pakels jūsų medžiagų apykaitą. Tai geriausia būtų per kokią poilsio dieną. Tai va, tai jums kaip tik padės. Paskui netgi kaip kūnas dar ryškesnis bus, kuo mažiau riebalų turėsi, netgi tuo dažniau reikės daryti tą vadinamą cheat meal. Tai tikiuosi, kažkiek jums aiškiau, suteikiu informacijos ir jeigu dar norėsit kažką panašaus, kad papasakočiau, parodyčiau, pademonstruočiau, paprašyčiau, tai va, tai drąsiai rašykit. Komentaruose, jei kažko reikės, paklausti ar pademonstruoti, sakykit man. Tai dėkui.